Sveiki mano bičiuliai. Šiandien dirbsime su medžiu, klijuosime medžio skydą. Kaip tai padaryti, aš viską trumpai jums papasakosiu, pasistengsiu kuo įsamiau. Kviečiu prie ekranų tuos, kurie tik pradedat dirbti su mediena. Na ir turbūt nieko nelaukdami pradėkime, bet prieš pradedant noriu paprašyti jūsų visų. Prenumeruokite kanalą, kad gauti naujausius vaizdo įrašus. Nepamirškite paspausti laikų, komentuokite. Nepatinka, spauskite dislaikus. Jums tai nieko nekainuoja, o man tai yra didelis, kaip sakant, postumis į priekį, kad daugiau filmuočiau, kad mano vaizdo įrašai kiltų pagal YouTube algoritmą kuo aukščiau. Gerai, nuo teorijos einam prie praktikos. Turiu štai tokią krūvą ruošinių. Tie ruošiniai yra kanadietiškas ąžuolas. Čia, kaip sakoma, kas ką turit, tas iš to ir gaminkit. Aš noriu iš šito medžio gaminti. Šis medis buvo skirtas gal daugiau būt pjaustimo lentom, bet noriu pamėginti gaminti ir suoliukus. Vieną suoliuką esu pagaminęs, bet jis man ilgai netarnavo, nes iš manęs perpirko vienas žmogus, kadangi labai patiko, tai nusprendžiau savo pasigaminti kitą. Dabar taip, pirmiausiai, ką mes turim? Turim medienos ruošinius. Iš tikrųjų, medienos supjauta pakankamai tiksliai, lygiai, bet yra vienas minusas tos medienos. Jeigu aš pasuksiu ant šono, šitą pusę suspausiu, o šitoje pusėje, pažiūrėkit, matom kokį plyšį, gal kokių 5 mm. Padėkime ant plokštumos, jeigu padedam, medieną išgirsite, kaip siubuoja. Tokios medienos klijuoti negalima, ją reikia kalibruoti, įsilyginti. Kitu atveju jinai turės įtampą ir jūsų skydas suklijuotas gali susiriesti į nepageidaujamą formą, pasidaryti koks nors pusiau riestas, suktas ir taip toliau. Kad nepraras medienos, aš čia dabar suspjausiu tam tikrais gabaliukais, man maždaug reikia 600 mm ilgio. Ir obliuojant mes prarasime mažiau medienos. Galima būtų obliuoti per visą ilgį, čia apie 1,20 m yra, bet jeigu bus didžiulis lankas, tai nuobliuosim pradžią ir pabaigą ir tuomet gausim labai negerą dalyką, kad nuobliuosim daug medienos. Gali tekti net nuobliuoti iki 5 mm. Gerai, dabar einam prie mano skersinio pjovimo staklių ir susipjausime reikalingą kiekį medienos obliavimui. Žiūrėkit, gavau tokį ruošinių kalną. Dabar einu prie obliavimo staklių ir mes visas gražiai lentutes nuobliuosime. Ir tuomet jau vėl įjungsiu kamerą, parodysiu, ką darysim toliau. Pasiruošiau stakles, keliaujam obliuoti po trupučiuką. Prabėgo maždaug 10 minučių, visus ruošinius nuobliavau. Dabar reikia suformuoti 90 laipsnių kampą. Šitą pusę lygiai, šitą pusę dar gublėta. Dabar ant staklių įstatau 90 laipsnių kampą, to patikrinsiu. Na ir parodysiu, kaip obliuoju, kaip padarau bazę 90 laipsnių kampą. Ir dabar formuosime 90 laipsnių kampą, plokštumą turim, dabar formuosime plokštumą kartu su briauna. Tarp briaunos ir plokštumos turi gautis bazė 90 laipsnių kampas. Važiuojam.
ką, dabar paruošiau bazę, leidžiam reismusą. Baigiau reismusuoti, štai kiek reismusas nesusirbė priekį reismuso ant žemės. Lieka drožlių. Toks mano prastas reismusas. Pinigai nemaži, bet Bernardo stakliams iki tobulumo dar toli. Reismusavimo kokybė. 1, 2, 3, 4, 5 atrodo, ne 2, 3, 4 aukštai. Nežinau, ar su kamera kažką matysit. Kokybė štai tokia reismusavimo. Mikrobangelės yra, nežinau, kaunos kol kas dar su jomis. Iškalibruota lygiai, gražiai, bet kokybė turėtų būti geresnė. Štai tokia kokybė. Taip, 3 pusės jau turim, 22 mm storis. Liko šitą briauną nuauliuoti, nureismusuoti ir bus galima pradėti klijavimą. Turbūt šito proceso neberodysiu, čia viskas paprasta. Jeigu mes kišim taip į stakles ruošinį, tai dabar štai padavinėsim šitaip. Pradėjau reismusuoti, gal kažkam bus neaišku, tai tuoj parodysiu. Turim štai vieną pusę, antrą ir trečią nuobliuotas, o šita ne, ketvirta pusė nėra nuobliuota, nėra nureismusuota, tai dabar mes ją ir reismusuojam. Štai gavom tokią krūvelę detalių. Nežinau, kaip čia man pavyks jas suklijuoti, bet manau, kad viskas gausis gražiai. Visos detalės yra kalibruotos. Dabar sudėsime pagal spalvo raštą, pagal medienos raštą. Na ir tuomet jau tepsime klijais, bet prieš tai aš noriu pasiruošti savo spaustuvus, kuriuos pasiskolinau iš draugo, pakankamai įdomus spaustuvai. Tai netrukus pamatysite, kol aš pasiruošiu, praeis keletą minučių, o jums tai keletą sekundžių. Nepamirškit prenumeruoti kanalo, komentuokite išsikio dabar. Na žiūrėkit, sudėjau skydą, paruošiau, ant sauso, kaip sakant, suspaudžiau. Ir dabar svarbiausias momentas yra štai čia. Svarbiausias skydo klijavimo momentas yra štai šitas dalykas, tai yra medienos rievės. Jos turi būti nukreiptos skirtingomis kryptimis. Matot, pirma iš kairės viena kryptis, antra į kitą pusę žiūri. Tokiu atveju mūsų skydas nesusiries ir mes gausim galutinai gražų, plokščią, lygų skydą. Na dabar jau išardysiu aš jį ir pradėsiu tepti klijais. Dabar klijuosime skydą, tai dėlionių savo nieko nebekeičiam, tiesiog visas gražiai paverčiam 90 laipsnių kampu. Štai šitaip. O paskutinės versti nereikia. Dabar įmam klijus. Galima visą paviršių tepti, arba po vieną galim tiesiog tepti. Teptukas, jau sakiau, geriausias teptukas yra pirštai. Švečia man trupučiuką. Na, sutepsiu, parodysiu jums. Čia procesas visiškai neįdomus.
Nusibodo man su pirštais tepti, tai atsinešiau Taibon teptuką ir viską išterliojau. Man atrodo, bus gerai. Teptuką į šoną, būtinai paskui išplausim. Ir dabar tą pačią eigą grąžinam dėlionės atgal. O štai taip. Taip. Klijus leisim trupučiuką sustingti ir paskui trupučiuką spausime. Nu ir matot, paskutinė automatiškai netepama. O štai taip. Dar palyginu, gražiai viską. Kad negadinti medienos, čia dar vieną dedu blankutę. Turi lysti. Taip. Opa. Nu, štai taip. Dabar po trupučiuką spaudžiu nuo vieno krašto ir žiūriu, kad nekiltų, nesiriestų. Klijai, jeigu išlys, mes juos taip pat nuvalysim. Su rankom paveržiu. Ir paskutinį. Dabar patikrinam, ar viskas gerai. Dabar su drėgnu skudurėliu pavalom, kur per daug klijų, perteklius. Ir leisim jiems sukibti. Nu, štai taip. Nu, truputėlį pavalėm klijus, įmam raktą, spaustuvą ir trupučiuką dar paveržiam. Labai nestipriai. Spaustuvai rimti. Tarp kitko, kam įdomu, kad nufilmuočiau spaustuvus, parašykit komentarą, nufilmuosiu. Nu ką, viskas turbūt paliksime iki rytojaus. Tai turbūt šiai dienai bus viskas. Vienas nufilmuotas skydas, suklijuotas. Tai antroje dalyje rodysim tolimesnę eigą suoliuko gamybos. O šiai dienai noriu pasakyti visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Nepamirškite laikų, komentarų, kam nepatiko, gali spausti dislaiką. Laukite naujų vaizdo įrašų.